Ten, ta prasme, jau rolina, kada moteris nėra didelio skirtumo, tai tipo, jeigu nori mane paleisti kompromatų, gali sakyti jau dabar, jeigu ne, tai gali palikti korekti. Jeigu nori, mes išpopuliarėtume kažką politinio, bet ne pekininės. Gerai užblokuos. Tik tokas irgi blokuoja, žinok. Jeigu filmas reikime davai važiuojant, aš, kad tam būtų ramiau, aš galiu kažką šlykštesnį pasakyti ant viršaus. Tai kontrastinė tokį kontrabonas. Kai sumontuosime, norėsi pasakyti. Gerai. Paskui su stencilu, po to mes įtiek kitą variantą kelsim, kuriuos susikliuosim. Gerai. Įsikelsim didesnį. Tai vieną atsiusit mano, kitą YouTube. Jo. Aš supratau. Jo, nes tikrai man kad nežiūrėsi po patį. Ne, tikrai, kad ne. Ples. Kiek ten galima. Kaip tyla, visi kameras įsijungi. Suplojame. Palauk, ne. Neplojam dabar nieko. Nieko čia man prašyčiau netapšnoti. Jo, man jinai dabar inlinus daro. Tos outlinus. Šitą reikia nepamiršti, kvapuoti. Jo, man reikia irgi nepamiršti kvapuoti. Nes po to uždusim. Gal kažkaip galim? Ne, aš apalpau. Ne, šiaip gal. Numirė nebekvepavęs per tatuiruočių seansą. Jo. Užmiršta kvepuoti. Bagelį tatuiravusi meistrė. Jo. Apalpo. Sensacija. Seanso metu apalpo meistrė. Taip. Bagelis tiek užgniaužė kvapą. Grinai, blėt, grinai. Ne, pusiau Loreta apalpo. Ne, žinok. Jinai nekvepavo irgi. Aš nekvepavau. Bet į muzoną gal irgi paleisti kažkokią, ar negalima, nes... Nu tai būtent, davai pisam normaliai. Gerai. Ne dėl muzikos pasikvietėte. Ne dėl muzikos. Šitą akordeoną Trevorą, ne? Jama čia. Važiuojam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gerai. Nu tai ką? Pavyko. Gerai. Labą dieną. Labą dieną. Šiandien į mūsų kėdę yra atsisėdęs vienas geidžiamiausių Lietuvos vyrų ir vienas iš geriausių Lietuvos muzikantų ir dainininkų Gabrielis Lagelis. Valio, labai puikus epitetai, ačiū labai. Ir pati geriausia tatų meistrė Loreta. Ačiū. Čia šitą pirmą kartą gavau. A ne? Nu, dar už ką. Taip, aš dabar kaip prie partitūros kokios jaučiuosi. Čia atsisėdęs. Galėsim groti, dainuoti. Čia tau reiktų čia šitoje vietoje, žinai, klavišus dėti. Nu čia jau nematomai, galėčiau pagroti. Galėtum. Kur mačiau draugės mama dabar grojo su apsisukus nugarą į... kojas iškėlus oriai viršų, klempas buvo ant žemės padėtas. Taip, Šarlotės mama, matai. Nuostabu, absoliučiai nuostabu. Kaip? Tarsi, kojas iškėlė į viršų, tu nematai, tada rankos po tavim ir tu groji į papučią. Nu, tarsi, instrumentas ant žemės padėtas. Tokia įdomesnė Kamasutros pozė. Nu, čia tokia jau Kamasutra piano. Bet wow, tikrai wow. Nuostabu, labai patiko. Nu, įdomiai. Nu, tai Gabrieliau, pasakok. Nu, tai pasakoju. Apart tų epitetų. Tai kasgi tu esi? Kasgi aš esu? Jo. Kas aš esu? Aš tik žmogus esu, aš tau galiu pasakyti. Bet aš esu labai fainas žmogus. Labai mėgstantis, rūpantis kitais žmogus gal. Labai mėgstantis turėti turbūt savų žmonės dažnai šalia ir neturėti jų daug, bet man turbūt labai irgi svarbus yra ryšys tarp vienas kito ir pasitikėjimas tas pats. Ir kuomet aš visą laiką pozicionuoju tą patį, kad turbūt ta laisvė yra pagrindinis dalykas, ko mes gyvenime siekiam ir
kai mes turim hebrą aplinkui save, kuri leidžia tau daryti tai, ką nori, tai yra turbūt geriausias dalykas gyvenimo, kas gali būti. Tai, nu ir ką, ir prie to dar jo, gražus epitetai, dainininkas, kūrėjas. Šiaip nenormalus turbūt, nes man tai yra čia didžiausias pliusas, kai žmogus Būti nenormaliu? nenormalus, jo. Nes kai yra normalus, tai yra neįdomu, o kai yra nenormalu, tai yra kitaip ir tau tiesiog žymiai yra įdomiau turbūt bendrauti ir pažinti tą žmogų, kai tu nežinai, ko tikėtis iš jo. Tai, nu, tik aišku, dažniausiai būna smagu, kai tu gauni pozityvą kažkokį iš to, ko, nu, nesitikė. Bet turbūt apie tai. Šiaip iš tikrųjų, kol kas, man atrodo, gražiausias savęs apibūdinimas. Rimtai, geras. Kaip suprantu, save mes mylime. Aš myliu, aš žiauriai myliu save. Ta prasme, nu gerai, kas dar mylės tai kiti, bet save mylėti yra būtina, nes kitu atveju. Kiti, kad mylės, tai nebūtinai. Nebūtinai save mylėti. Jo. Bet ne, nu smagu, kai ir kiti myli. Žinai, kai tu tik vieną save mylėsi, tai gal irgi nėra labai geras dalykas. Nes po to gali biškelį kažkaip iš tos meilės savo ir išprotėti, nežinau. Apakt. Pavyzdžiui, apakt. Tatuiruojam. Ką šiandien tatuiruojam, Loreta? Ko aš žinau, ką aš čia tatuiruoju? Bele ką tu čia atsineši, per tatuiruojam. Tatuiruotis. Tatuiruojam šiandien... Skaičiukų biškenė. Tai yra mano gimimo data, kurią mes biškelį išdėstėm, jo, taip, kad gal nebūtų iš karto aišku, kas ten yra parašyta. Šiaip iš tikrųjų tik dabar supratau, kad čia per skaičių. Prašau. Tai būtent. Tada mes tatuiruosim dar žiedą, galės. Jisai taip fanės atsijuosi su mano albumu Žydėsiu. Ir kažkaip seniai visai norėjau tokias tatuiruotis ir dabar va, puikiai proga atsirado. Ir dar vėjus tatuiruosim. Ten tokį sūkurį labai fainą. Jo, sūkurį. Tai čia irgi šiaip susijęs su muzika, turbūt ir su gyvenimo laikotarpiais, nes ir kitas albumas buvo Vėjai ir vanduo. Nu, tai daug muzikos, žodžiu. Jo, bet ir dar tatuiruosim Saulę ir Mėnulį. Taip, ir Saulė ir Mėnulį. Ir Mėnulį. Tai šiaip gaunasi visai tokia istorija šiandien dienos, kad mes tau sudėsim tiek gamtos motyvą, nu, tipo augalą, Saulę, Mėnulį, visas stichijas, vėją ir dar prie to paties čia. Tai toks gausis kaip yin-yang tavęs. Taip, visas dvi mano pusės. Visas dvi. Yin ir yang. Jo, nes tas pats Saulė ir Mėnulis irgi dažnas motyvas yra mano dainuose. Aš šiaip, kadangi gabaluose dažnai būna taip, kad aš nieko nepasakau konkrečiai turbūt ir viskas per aplinkų yra. Tai tie gamtos vaizdai ir va, tos pačios stichijos, jie labai gražiai apibūdina šiaip mūsų jausmus gyvenime. Ir man patinka, kai žmonės atranda irgi skirtingus dalykus dainuose, kiekvienas žiūri iš savo prizmės turbūt. Tai va taip pat tie turbūt visi gamtos reiškiniai taip gražiai ir sukrenta. O kitos? Oi, mano kūryba vyksta, šiaip yra pora skirtingų scenarijų, kaip vyksta. Anksčiau aš visą laiką buvau pripratęs kurti vienas prie instrumento, tai sėdu namie, prie klepo ir užeina tiesiog kažkoks momentas, kai tu nori išlieti tas muzikinės mintis, tada atsisėdi ir pradeda lietis viskas. Tai čia klasikinis toks, bet pastaruoju metu pamėgau rašyti muziką su kitais žmonėmis. Ir kas irgi yra labai turbūt protinga daryti, nes tu ir savo kitas pusės kažkokias atrandi ir pasisemi idėjų iš kitų žmonių, kurie tave įkvepia taip pat. Tai dabar dažnai vis sustinkame arba su prodiuseriais kokiais nors, arba su kitais atlikėjais parašom dainų. Bet jo, tiesiog turim gerą laiką, turbūt, fainą vietą. Ir leidžiam savo kūrybiniam mintim tiesiog skleistis, jie sudedami kažkokį bendrą finalinį rezultatą ir dažniausiai gaunasi visai neblogai. O su kuo labiausiai yra patikę dirbti? Iš atlikėjų, tai man šiaip žiauriai yra patikę dirbti su Ginte Cičiūnaite. Mes, kadangi turim gabalą kartu, kuris žiauriai greitai mums gimė. Ir ten buvo šiaip vienas toks juokingesnių kūrybos procesų, nes aš jau esu baigęs kompozicijas, vadina produkciją. Ir ten mes su kompu, žodžiu, bandėm rašyti visus gabalus ir daryti tam tas aranžuotės.
aišku, man nebuvo, kad žiauriai patiktų ir aš ten dažniausiai muilinau ir, ateidavau tik kažką padaręs. Bet man pavyko. Man pavyko. Tai ir tada tiesiog norėjom uždėti, pasijungiam programą, pasijungiam kompą, įdėjom beatą biškelį, įdėjom ten kažkokių sintezatorių. Ir, kai tu nesi labai patyręs ir tu negali greitai dirbti, kaip, pavyzdžiui, Varita sakė, darė greitai tatuiruotės, tai man, pavyzdžiui, gablą tenais su to kompo sudėlioti, tikrai užtrunka visai. Bet Gintė iš vis to nemoka, tai aš ten bandžiau dėlioti ir, toks labai juokingas demo gavosi. Tokį surado, ne? Grinai, bet visada tai būna. Tai traukia žmonės viens kitą, tai galimai, kad taip mes ir atradom viens kitą. Bet iš tos demo, kuri buvo pakankamai juokinga, kai mes jau nuvarėm pas prodiuserį, jisai idėjas suprato ir jas labai puikiai išvildeno iki, tokių kokybiškų, galima sakyti, idėjų. Tai jo, tai su Gintė man kažkaip labai fainai, o su prodiusais, jeigu kalbant, labai myliu Edgarą Žaltauską ir Kasparą Mėginį, Vytų kepėjus, kurie, žiauriai daug gerų gabalų yra pridarę ir mums kažkaip, mes kartu ir su Gintė tarp kitko kūrėm visi gabalus ir su jais labai lengva viskas yra daryti. Ir čia turbūt yra esminis momentas, bet kurioje veikloje, kokią tu darytum, kai aplinka tau leidžia tiesiog jaustis gerai, apie ką aš irgi kalbėjau su žmonėmis, tai turbūt tada yra lengviausia ir viską daryti. Tai labai mėgstu su jais kartu padirbti, tai manau, kad ateitis laukia dar labai daug darbų kartu atliktų. Tai lauksim ir mes, tai čia reikia. Tai visko gali būti, kad albumas jau to išeis. Jo. Tai šitą irgi labai laukiu. Aš tai laukiu jau pirmą. Kaip tada per koncą bėgau parašo gaut. Tu žinai, kad tu man esi pasirašęs ant vinilo per savo koncertą Kaune. Tu esi pasirašęs vienintelį vinilą. Tau atnešė tavo mergaitė, kuris ten dirba vadybina. Jinai atnešė tau pasirašyti vinilą. Tai čia man buvo. Gražiausia, geras. Bet žinau, kur aš ant pačio vinilo rašiausi, ne? Ant dėžutės. Jo, su baltu markeriu ir tai buvo vienintelis pasirašytas tau tą koncertą vinilas. Geram žmogui, kaip sakau. Jo, sako, pamiršau vardą, sako, neužrašėm vardą, sako, nieko, užrašysim. Pati užsirašysiu. Eik, tu geras, palauk, Kaune, tai kada čia buvo? Čia buvo per Valentino dieną. Tai čia... Čia va dabar, Okay. Jo, turėjau pasimatymą su savo draugė. Prašau, varėm kartą. Gerai baigėsi pasimatymas? Įdomiai. Supratau. 6 ryto. Tai gerai gal visai. Bet kai baigėsi 6, gal irgi nėra labai gerai. Mes buvom afterį irgi. Klasiškai. Jo, klasiškai. Tai atlaukiam, kai tu ten pakoncertavai irgi ant visko, ant šito ant baro ir, tai toliau biškai dar pagėrėm. To jau buvo ganėtinai linksma mum koncerte. Tai Anai tenais buvome. Taip. Buvo tas afteris. Labai gerai. Labai linksma buvo. Zdėts, kai buvo linksma. Geras. Fantastika. Gerai, dar šiek tiek. Po to galėsim apie linksmybės. Kaip manai, kokie buvo tavo tokie kertiniai svarbiausi karjeros momentai, kuriuos tu pats savo pačiam. Tai nebūtinai, kad ten viešai buvo kažkaip, bet gal tu vis tiek įsivardinas. Nes ir čia dabar tatuiruotėse yra labai daug tokių etapų. Kas tau buvo kaip patikėjai, tokie svarbus? Šiaip turbūt vienas svarbiausių tai buvo tada, kai mano brolis Osvaldas, kuris yra mano vadybininkas, atėjo pas mane ir sako, žiūrėk, Gabrieliau, ar tu nori gyventi iš muzikos ir tu nori tai daryti visą laiką. Ir tai buvo, aš dabar galvoju, kai man buvo 22-23 kažkas tokio. Ir mes turėjom tokį labai fainą pokalbį, kadangi jis yra didžiulis melomanas, jam muzika tai yra, virš visko. Tik jisai pats gal nėra toks geras dainavime ar grojime kažkokio instrumento. Bet jis prijaučia 100%. Ir šiaip jisai yra baigęs ekonomiką. Ir jis laiką norėjo dirbti kartu su muzika. Ir čia taip, man atrodo, tiesiog idealiai gavosi šeimoje, kad vienas labiau kūrybininkas, kitas labiau su skaičiais ir irgi kūrybininkas.
Tai jisai pasiūlė, kad dirbam kartu ir darom 100% visą tai, ką tu darai, nes sako jisai, kad mato potencialą manyje ir kad galim padaryti labai daug dalykų gražių. Ir aš sakau, tai aišku, ką darom. Na ir tada, kai mes pradėjome rašinėti tą pirmąjį albumą mano ir turbūt jo išleidimas, turbūt ta pati Eurovizija, kai buvau, su Tave čia randu gabalu, kuris labai gerai šovė viršų. Tai buvo toks geras žingsnis į priekį ir mes tada pradėjom organizuoti turą po Lietuvą albumo išleidimo ir aišku, ten buvo tragiškų situacijų dėl to, kad buvo korona ir mūsų pirmas koncertas buvo jau iš karto atšauktas, nes prasidėjo koronavirusas ir ten visi renginiai iš eilės buvo tiesiog nuimti. Tai teko palaukti, kol galėjom varyti, bet vis tiek mes jį padarėm, kur ten žmonės, kai kur sėdėjo per metrą atstumu vienas nuo kito su kaukėmis, kur po to jau ten buvo ir tie netokie baisus reikalavimai. Bet jo, čia turbūt buvo vienas didesnių, na ir kitas turbūt pasiekimas irgi toks, kuris gana įsiminimas, tai turbūt koncertas Žalgirio arenoje, kurį turėjom. Ir ta arena, na, kad ir kas ką sakytų, aš manau, kad visiems yra žiauriai fainai ir smagu. Ačiū labai. Nice, tai buvo, tai ir tu buvai? Ne, arenai nebuvau. Nu, gražu. Oi. Nu, atsiprašau. Nu, atleidžiu. Gerai, nu tai... Kai buvau Kaune, tai rašiau Oslo, sakyti. Ok, geras. Nice. Nu tai žodžiu, reikės dar padaryti, kad Loretą ateitų. Nu taip, nu nes... Arba čia gitarą turim porą. Gerai, galėsim ir čia. Tokią privačią areną, žinai. Porą dainelių padainuotų. Tai va, tai mes irgi jau, na kaip seniai, bet tiesiog visą laiką buvo ta mintis, galvoju, kad būtų smagu surinkti visus tos žmonės į vieną vietą. Ir žiauriai džiaugiamės, kad pavyko ir pavyko labai fainai padaryti ir atsiliepimai tokie geri iš visų žmonių buvo va. Ir tu sakai, jeigu fainai buvo, tai tikrai labai džiaugiuosi. Tai čia irgi buvo toksai nemažas žingsnis. Tai va, dabar toliau tiesiog. Šiaip gali būti po koncerto atsiliepimai blogi? Aišku, kad gali. Nu, o kas turi būti žmonėm negerai, kad tu tipo atėjai ir lieki vis tiek nepatenkintas? Yra buvę šiaip, yra buvę. Tarp kitko, yra tokių buvę, kur tikrai ir pats žinau, kad buvo blogai, bet ten iš serijos, kur kokia nors, nežinau, ar aparatūra streikavo, ar ten garsas nebuvo iki galo, ten toks didelis, kokio norėjo. Nu, bet žmonės, tai čia tik tu supranti. Ne, bet ir žmonės, pavyzdžiui, taip pat, žinai, grįžta pas mane ir ten pradeda rašyti, nu, aišku, tai nebuvo, tai buvo gal, nežinau, 2 kartai gyvenime, bet buvo. Ir kad rašė žmonės jo, kad... Ai, nu ir kitas dar buvo šiaip gana juokingas momentas, kai aš pats sakiau, kad grąžinsiu pinigus už bilietus, nes žinokit, buvo visiška katastrofa. Aš pamiršau 6 dainų žodžius. Kam nepasitaiko? Žinok, pasitaiko jo, bet 6. Turėjo gėdas. Ir aš jau stoviu, gerai, man tikrai būdavo, kad ten vienos ar 2 užmirštu ir tada, nuostabiausias dalykas yra tas, kai mano didžioji fanų bazė yra. Moka mintinai, o darai šitą bairį, kaip pamiršti? Darau, bet tada jau, kai jau ir jie pradėjo stresuoti, kai aš jau nieko neprisimenu ir jie nebežino, kokie ten tie žodžiai, tada sako, pradėjo googlinti. Lyrics sistema? Taip. Okay. Tai ir aš po to nublemba ir sakau, kokio 3, 4 gabalo ir pats blogai jaučiuosi ir tada man jau toks irgi įsijungia, kad blemba, tai kiek aš dar tų dainų čia pamiršti dabar. Bet tada pradėjau ten jokauti, kad grąžinsim bilietų, ką jūs sumokėt už bilietus, tada sakau, bent jau pusę grąžinti, nes pusę atsimenu žodžių, ten tokias nesąmonės prasidėjo. Tai po to atėjo po koncertą ir sakė, pats geriausias koncertas. Nes neapsimetinėjai. Taip, tiesa, šitas irgi, manau, visai svarbus yra dalykas, kad, jie matė, kaip ir aš turbūt esu gan susiparinęs, tai gal jiems tas nuoširdumas turbūt ir paveikė visai. Tai va, tai yra tokių buvo, bet, šiaip kažkaip jo, didžioji dalis gal pasiseka tie koncertai, nėra tokių, kad nesakytų, kad visiškas šūdas, pavyzdžiui, buvo. Tai dabar planuoji albumą, ne? Jo. Ir ateinantis koncertai irgi jau yra surašyti į planą? Jo, ateinantis koncertai yra surašyti, mes varom į kelionę po 20 Lietuvos miestų ir miestelių ir mes ją pradėsim spalio mėnesį ir tai truks spalį ir lapkritį. Tai ten čia visai fainas konceptas, nes mes sugalvojom daryti akustinį koncertų turą, bet su grupe. Tai mes nesam jo niekada groję, tai kaip žmonės vis laikai įpratę yra, kad yra
nemažai instrumentų įrašytų ir muzikos takelių, tai šį kartą nebus visiškai nieko, būsim tik tai mes visi live bandas. Ir norim tiesiog tokį jaukų ir gerą vakarą pasidaryti ir savo žmonėms. Tai, ten gal prigalvomai visokių idėjų, tai manau, kad turėtų visai smagu būti. Galiu pranešti, kad šokėjų nebus. Bus. jo, bus ir žiūrovų šokėjų, bet šiaip originaliai šokėjų nebus, nes šitam konceptui jie nelabai tiktų, bet kokiu atveju tikrai neišsėdė žmonės visą koncertą. Nu tai taip. Visiškai ne. Visiškai ne. Šiaip iš esmės tas koncertų turas nėra labai susijęs su albumu. Tai albumas jis bus trankus ir garsus, o jo, tas turas toks bus, kaip galima turbūt tos pačius gabalus pažiūrėti iš kitos perspektyvos labiau. Kadangi tu minėjai, tada galvoju, iš brolio paskui, full time. Taip. Koks buvo tavo pirmas darbas? Ką tu prieš tai dar darai? Ką dirbai? Mano darbų serija yra nuostabi. Visų pirma, kai aš mokiausi Londone, man buvo 18 metų, tai tik po mokyklos išvažiavau studijuoti Londoną. Ir ten norėjau susirasti kažkokį laikiną darbą, tam, kad ir iš tėvų neprašytų pinigų visą laiką, kad savo turėti išlaidom ir ten įsidarbinau Zaroje. Nes, man mada ir stilius labai patinka, tai įsigalvojau į Zarą įsidarbinti. Su mada ir stilium ten nėra labai daug bendro, nes iš esmės visi tie darbuotojai tai yra salės tvarkytojai. Tai tos pagalbos ten žmonėm, ten kiek jos ten reikėtų, kai nueini į sandėlį ir paimi kokią nors prekę ir atneši jam. Tai, tikrai buvo labai varginantis ir nuobodus darbas. Galvoju, kad išprotėsiu, bet galvoju, aš negaliu mesti jau taip greitai čia paėmęs to darbo. Tai aišku, tie mokslai irgi nebuvo labai įspūdingi ten, nes mes mokėmės, labai juokingus dalykus. Tai žmonės, kai kurie atėjo studijuoti į aukštąją mokyklą, jie net nebuvo muzikinio jokio raštingumo turėję anksčiau. Tai mes mokėmės natas ir aš tiesiog atinu ir aš galvoju, o viešpatie, kur aš čia patekau. Ir man dar reikėdavo važiuoti su šiktos 1,5 valandos į vieną pusę per tuos kamščius dėl valandos paskaitos, per kurią mes mokėmės natas ir tada aš turiu važiuoti namo. Tai žinokit, katastrofa. Skamba liūdnai. Tikrai labai liūdnai. Ir tas lygis, tai ten iš esmės universitetas yra tam, kad tu surinktum pažintis. Kas turbūt šiaip gyvenime visur yra labai svarbu, susirinkti pažintis. Ir išmoktum natas. Taip, kažkam išmokti natas, nes šitas tai... Ir aš tiesiog po tų, kokių pusės metų supratau, kad, tai yra visiškai ne ta vieta, kur aš noriu būti, aš nieko iš čia negausiu ir aš pasilgau namų, aš pasilgau visko, ką aš turėjau Lietuvoje. Ir sugalvojau, kad aš grįšiu namo, tai aš pabaigiau tuos metus vienus ir tą darbą taip pat tuos visus metus turėjau ir tai grįžau į Lietuvą ir ten buvau įsidarbinęs į Kristijaną. Į Kristijaną aš ten dirbau 1 dieną. Ok, normaliai, užtenka. Lygiai 1 dieną. Į Civeką esi įsirašęs? Be abejo. Aš neturiu Civeką, aš pradėkim nuo to, bet jeigu turėčiau, tai tikrai įsirašyčiau. Kristijaną. Datas gal nerašyčiau, bet... Jo, nes šiaip tai viskas kaip ir irgi ok, bet aš supratau, kad kur nėra kūrybos ir kur tiesiog reikia, nežinau, visą dieną stovėti ir didžiąją dalį laiko nieko nedaryti. Purkšt kvepaliukus ant lapuko. Būtent. Dar nišiniai, aišku, buvau prisėdęs, ten labai skans kvepalai buvo. Bet šiaip tai bleba, tai po to aš pasakiau po pirmos dienos, kad išeinu, paprašė, gali dar 2 dieną padirbti, nes nėra kam dirbti. Tai gerai, sakau, aš randą dar padirbsiu ir tada išėjau, viskas. Ir dar, man atrodo, Zara Home esu dirbęs porą mėnesių, bet ten kažkaip irgi mane labai retai išleisdavo į prekybos tą salę, tik tais ant sandėlį daug dirbdavau, košmaras kažkoks, tai buvo iš vis tragedija. Tai va, tai tokias mano darbo patirtis. Toks esi labai ištikimas, žinai, darbuotojas lojalus. Labai, arba 1 dieną. 1 dieną tikrai ištemps. Good. Davai. Puikiai. Skaudžiai ar ne? Ne. Ne, normaliai. Ne. Jo, šiaip tai žymiai geriau, kai tu kažką kito darai, negu tiesiog sėdėtum ir... Žinok, skaičiukus mes jau baigiam. Fantastika. Tai čia greičiau grybo. Pigiau tai yra. Greičiau grybo. Greičiau yra.
Brolis skambina, pakelkime. Alioša. Labutis. Nu, kur sienas atviruotės darausi, gino. Taip. Ir tavo Deimantės linkėjimai yra. Loreta nežinau, ar perda, bet tu Loretas gali perda dar Loretą. Tai turiu mesę, taip puikiai. Ir jo, mes dabar, žodžiu, va, kaip tik pertraukėlę pasidarėm, tai jo. Jo, puikiai, žinot, atviruojamės. Ai, tu čia dar kažką. Sukalibruota. Ne, tai yra buvę nepajungta. Viskas. O, blėt. Kažkaip šiandien viskas krenta. Na vakar, bet krenta. Mes vakar turėjom pradėję filmavimą, tiesiog valandą laiko, kurį buvo, neradom baterijos. Tai Trevorai, nepameskinai čia. Jeigu ką. Jeigu tu pametai, tai čia. Šitoje vietoje. Nuostabu. Ai, bet tai susidirbsim čia su tavo aplinka. Na vakar. Šiaip iš mašinėlės. Gerai, šitą turim storą, tai po to suplanu. Nu, gerai. Po to suplanu. Tu aš čia įsiparkuoju. Davai. Ne, neišsigas. Įvažiuok, viskas parkuoju. Socialinėje erdvėje. Taip. Matėm labai daug visokių, dabar įdomių, stebėt veikėjus. Apsikabink. Jo, gerai. Taip. Kas tau yra tavo vagalizmo karta? Ką čia reiškia? Šiaip man tai čia yra didžiausias komplimentas visų pirma, kokį aš galėčiau girdėti apie savo muziką. Tai, tai yra tai, kad turbūt esame uzurpavę didžiąją dalį rinkos. Blemba, šiaip žiauriai, aš tai labai džiaugiuosi šituo teiginiu ir puikiai suprantu, kad žmonės nori ir kažko kito, bet esmė yra tame, kad visi gali daryti, ką jie nori ir visi gali daryti muziką, kokią jie nori ir klausyti, kokios jie nori. Tikrai nebūtina klausyti manęs, jeigu tu manęs nemėgsti. Bet kai kartą pavadina tavo pavardę, tai supranti, kad darai kažką labai gerai. Bet čia labai greitai? Šiaip tikrai gana greitai. 5 metai, galima sakyti, tokie intensyvus ir mes turim visą kartą. O jūs paaiškinkit man neišprūsusiai, kas yra ta evangelizmo karta? Taip, paaiškinkit, kas čia yra. Žodžiu, čia buvo, aš dabar galvoju, čia turbūt buvo po Adomo Višniausko daina, kuomet jisai čia sprogo su savo gabalu. Ir ten vienas iš kažkoks žmogus parašė, kad tai yra nuostabus oro gurkšnis, turbūt ten vos ne evangelizmo kartoja visų šitų. Dar vienas, man atrodo, ten OG version buvo ar kažkas tokio. Okay. Ir Valinskas pasigavo šitą frazę ir jisai tenai parašė, tą patį, nes nežinau, kažkaip jam patiko turbūt labai šitą frazę. Ir jo, ir tenai buvo turbūt, nežinau, diskusijos, nediskusijos, kad nusibodo tie patys atlikėjai, nusibodo tie patys veidai, tokia pati muzika, čia reikia kažko naujo ir visiškai kažkas netikėto ir naujo, ar ne? Tai man tai fainai, viskas yra gerai, bet tiesiog, man atrodo, reikia mažiau piktintis dalykais, kurie egzistuoja gyvenime ir jeigu tau jie nepatinka, tiesiog tapeikios ir viskas bus easy ir ramu. Tiesiog ir tavo gyvenimas bus žymiai paprastesnis ir Galiu dar biškai pasitikslinti. Tai evangelizmo kartos atstovas yra žmogus, kuris dažnai bando klausytis kažkokios naujoviškesnės ir kitokiškesnės ir yra laisvas visame kame. Taip, tu visiškai įsitikinsi. Okay, gerai. Nes aš bandau pritapatinti save, žinai, aš esu ten ar nesu, nes aš esu biškai iš postsovietinės kartos. Tai man įdomu, aš jau perlipu į tą evangelizmą ar ne? Man atrodo, perlipi. Gerai. Žinok, šiek tiek jo, kaip sakoma. Gerai, nuo šiol jausiuosi gerai. Taip, na ir tu... Ne, tai tikrai, kad turi, viskas labai gerai su to Adomu, viskas yra labai fainai. Tai čia absoliučiai net ne apie jį iš esmės yra. Tai tiesiog jisai pakliuvo tokio vietoj ir tokiu laiku. Tai kaip tu manai, kas čia apie tave užkliūva ir šiaip gal turi kažkokių pasidalyti, kokių dar esi, viskas užkliūva. Kaip tu bendrai susidaroji, nes yra tikrai, man atrodo, su teigiamu, labai kaip neigiamą tokio. Jo, tikrai taip. Kaip tu su to šiaip kartais? Kadangi aš mėgstu varyti žmonės iš proto, dažnu atveju, tai yra labai smagus dalykas. Ir šiaip apskritai iš tos komforto zonos, manau, kad dažnai reikia tam, kad tu pats tobulėtum, kad pasimatuotum savo ribas, ką tu gali, ko tu negali, kas tau patinka.
Ir aš labai mėgstu žmonės varyti iš proto, ypač savo turbūt aprangą ir įvaizdžiais. Aš darau tai, ką noriu, kas man labiausiai patinka. Ir tai jiems dažnai užkliūna, nes dažnu atveju vienintelis turbūt yra normalus ar ne sceninis vaizdas, tai kuomet, nežinau, tu ateini su švarku, kelnėmis ir marškiniais ir daugiau niekaip kitaip negali eiti ir turi būti pasipuošęs ir visai atrodo taip pat. Tai man tai yra vienas neįdomiausių dalykų, koks tai gali būti. Kartais man užeina gal tokia nuotaika, kai aš noriu irgi taip apsirengti, bet tai būna labai retai. Bet tas išvarkas būna kitoks. Dažniausiai taip, tai nėra tiesiog paprastas juodas kostiumas ir balti marškiniai. Nors kada nors aš prisiekiu, kad tikrai taip apsirengsiu, bet dar ne tie laikas, tai reiks palaukti. Tai šitas turbūt kliūna ir jisai labai daug sukelia žmonėms įvairių diskusijų ir nepasitenkinimo ir viso kito. Tai va, tokia vageriška ta karta ir yra. O tai ką esi tokio išskirti? Nes man atrodo, kad plepkų dabar vagilizmo kartoja ir vagelį yra žiauriai daug. Kas tada patį labiausiai prajuokina, arba ką labai atsimeni, kur pats pasiekė ir jau buvo, kurio dieve, kodėl čia. O, dabar reiktų prisiminti, kas čia tokia buvo. Galvoju, gal kas durniausio, kur nesitikėjau. Nu tai aišku, didžiulis Udonsės skandalas. Kur, nežinokit, nuoširdžiai, ta prasme, iš giedro dangaus. Tiesiog iš giedro dangaus. Aš su visa pagarba, Donatas yra nuostabus, bet mes esame draugai ir kolegos, net ne draugai, mes esame labiau kolegos, aš esu matęs lygiai 5 kartus gyvenime. Ir tada, kai tu padedi skaityti tas visas žinutės, kur mes buvom, kokioj ligoniniai, veterinariniai, Ukmergiai, Plungiai, visuose miestuose. Aš tai esu girdėjus. Plungė. Taip, prašau išvardinti. Visi Žemaitijos miestai. Klaipėdoje man yra sakę bent jau kokie 3 žmonės, kad aš tuo momentu dirbau prie mamajam. Taip, bet dar yra geriau, kai pasako, kad pusseserės draugė pasakė. Ne, aš esu girdėjus tokių, kad aš tą dieną dirbau prie mamajam. Nes Plungiai jų nepriėmė, tai atvažiavo į Klaipėdą. Jop, tvajų matė. O kodėl nuotraukos nepasidarai, nes aš tai pasidaryčiau? Žinokit, jeigu toks įvyktų įvykis, tikrai įamžinčiau, garantuotai. Bet čia ta prasme buvo, kur, tikrai wow. Ir ant kiek toks kažkieno sugalvotas gandas gali išplisti taip, kad visa Lietuva apie tai kalba. Bet žinau, nėra blogai. Tai čia gal yra iš tų momentų Taip. Nes, aš manau, sunkiausia yra šeimai turbūt išgyventi ir vaikams, kas įsivaizduoja, kad, vaikai dažnai yra tokie nepagalvojantis turbūt apie kitą ir jeigu jiems atrodo, jie lepteli taip, kad, kartais norisi, nežinau, prasmerkti skradžiai. Tai turbūt baisiausia yra dėl būtent žmonių, kurie, negali savęs apsiginti normaliai ir jiems tai daro didžiulę neigiamą įtaką. Man asmeniškai tai yra visiškai vienodai ir aš tiesiog galvoju, kad žmonės, kurie mane mėgsta, kurie manęs klauso, jiems tai taip pat nėra nei kiek svarbu, o kas manęs nemėgo ir neklausė, toliau manęs ir neklausys. Tai man tai turbūt tai nebuvo kažkas labai skaudaus, bet įsivaizduoju, kad Donato šeimai tikrai buvo skaudžiau. Mano vyra atspindys tos tamsios Lietuvos, kur net jeigu ir tiesa, koks, blėt, skirtumas. Taip. Ne, aš nekalbėjau. Šiaip, blemba, aš dar prikolinau iš tos situacijos, bet po to aš jau nebeprikolinau, nes supratau, kad, gal man tai yra juokinga, bet aišku, didžioji dalis žmonių nesupranta, nes aš kai buvau, aš buvau Balyje. Ir čia kaip tik vyko visas tas ažiotažas. Grinai, tarp kitko dar irgi dalykas, nes kelių fotkės iš Balio. O mes norėjom tave Klaipėdoj kviesti. Aš žinokit, aš pratėsiu. Tai va, ir tada parašiau tipo ant pausto, ačiū Donatai už nuotraukas.
Nu ir po to aš pagalvojau, kad gal tas prikolas, jau šiek tiek jau ir peržengė tas ribas, nes man gal juokinga, hebrai mano buvo juokinga. Kaip jisai reagavo? Ne, jisai tai nereagavo, nes aš net netaginau tenais. Ir manau, kad jisai mane šiaip, man atrodo, gal net nesekau. Nežinau, bet gal jisai nematė, nežinau. Gal po tiek patirčių ir sako. Tai gal kaip tik nebeseka jau. Jo, unfollow, sako, hebra, man nelabai. Blok. Tai jo, tai va taip reagavau į tą situaciją, pamenu, jo, kad buvo, bet kažkaip po to supratau, kad gal nereikia jau taip eiti, nes tikrai ne visi žmonės tai supranta. Taip jau tikrai apsinuoginė dabar. Grinai, tikrai, tai žodžiu, prasme, visom prasmėm esu nuogas. Iki pusės. Iki pusės. Ir skausme. Mane išnaudoja dabar. O dar iš nugaros. Tai plungeriais. Aš jau porą kartų buvau prisislinkus prie tavęs. Nu, aš pajaučiau. Jeigu ką skandalą mes atlaikysime. Jokių problemų. Bet tai, kad aš šitą jau niekas nepramušė. Nu ne, jau šito niekas. Net ir Gražulio, kai buvo ten tas skandalas, nepramušė. Ten irgi buvo dar vienas. Nu, bet ne, jau šitas tai jau čia buvo virš visko. O tai tu buvai kada? Tai buvo. Irgi gargžduose, eik, na. Irgi, nu tie prakeiktieji gargždai. Ne, su visa pagarba gerbiamam Petrui Gražuliui, aš to nebuvau. Nežinau, kad dabar buvo sunku, nes tada šitas skandalas, kai iškilo, tada prieš 5 metus buvai pas mus gargžduose. Filmuotis, ir ten buvo tą pačią savaitę. Tiksliai, taip, eina savo. Ir net ir buvai ten pačią vietą. Aš buvau ten pat. Ne, bet po nuotrauką tai neaišku, ir iš Gargždų. Ten iš Seimo viešbučio sakė, tai apie ką mes kalbam. Tai aš Gargžduose buvau, tai negalėjau būti pasidada. O, Dieve. Taip, va. Tai tu vadinasi nereaguoji kažkaip, labiau su humoru. Oi, taip, aš apskritai gyvenime į viską stengiuosi reaguoti žiauriai su humoru. Nes paprasčiau viską išgyventi yra. Kažkaip taip. Jo. Rekomenduoju visiems taip pat. O buvo, paaiškiai, tu jaunesnis, tu dar reagavai labiau? Tai aišku, kad taip. Ta odą užsiauginti irgi reikėjo laiko. Ne tai, kad tu labai ir senas, žinai. Nu, bet šiaip scenoje tikrai pakankamai seniai. Mano pirmas konsolinis buvo 18 metų, tai jau 11 metų, kaip scenoje galima sakyti. Tai pradžioj, aišku, kad buvo, aš pamenu Lietuvos balse. Buvo irgi ten didžiulis skandalas. Nu, kaip toks ir skandalas. Tiesiog per tuos pristatymus, kai ten kalbė apie save, ten ką veiki, kas patinka. Ir aš nežinau, kaip ten įvyko, kad gal man pasufleravo kažkaip, kad tu turi savo kažkokią tai stiprią savybę, pasakyti, kodėl tu laimėsi ir sako, ir tavo išvaizda, žiūrėk, gal ten tokia gera, tai gal su ją. Ir aš kažkaip irgi pasakiau, kad na va, mano ten koziris bus ten mano išvaizda ar kažkas ir prasidėjo. Tai tas čia iš vis dainuoti nemoka. Tai čia tik jisai išvaizda eina, ten tuščias kaip, podinė. Žodžiu, tai va tokie, tai ten buvo gan skausminga, pamenu, nes tai buvo pirmasis toks didelis užvažiavimas viešas. Bet tada kažkaip po truputį, jo, ten buvo irgi daugiau kažko, bet gal tokių rimtų nebuvo iki šitų. Tai jo, bet pažvenginu ir viskas. Bet tai kažką, nes gerai darai, jeigu tavo išvaizda kaip provokuojamas visą kartą. Būtent. Tai gerai provokuot, fainai. Aš manau, kad reikia tai. Man atrodo labai sveika, tai visuomenė pasimokyti. Jo, visiškai taip. Nes tavo stilius yra tikrai išskirtinis. Tai tu sąmoningai šiek tiek pasirinkti. Bet man jis patinka, čia ir yra esmė. Jeigu man jis nepatiktų, aš tikrai taip nesirengčiau ir to nedaryčiau, bet kai aš jaučiu ir tai yra visiškai mano, tik tuomet rengiuosi ir tą darau. Tai kaip ir tas natūralumas turbūt senai, va, kaip tos pačius žodžius užmiršti ir tu bandai viską reaguoti natūraliai, žmogiškai, tai čia irgi tas pats. Aš viską stengiuosi daryti, ką aš jaučiu ir kas man patinka. O tada jau žmonės arba eina iš proto, arba jiems tai labai patinka. Koks yra tas pagenas? Kaip tai įpasakyti? Tai čia ir geriausias būdas. Tai sakė, raketos.
Taip, čia yra vienas iš pagrindinių dalykų. Šiaip mano mėgstamiausias drabužis yra treningai, garantuotai. Ir taip yra kartu su lakierkom. Ir taip yra klasikinis švarkas, ir taip tada jau... Ir taip yra be marškinių. Ir taip yra be marškinių, taip. Tai būna tikrai be marškinių. Jo, bet šiaip tos stilius maišyti tarpusavį irgi yra žiauriai smagu. Ir kažkaip, blemba, tiesiog, aš geriausiai jaučiuosi, kai kažkas yra ne taip, kaip žmonės turbūt yra įpratę. Ir viskas. Ir man tai yra natūralu, man tai yra gerai ir dėl to jo treningai su lakierkom yra pats geriausias dalykas. O scenai tu pats rengiesi, ar tau padeda kažkas? Jo, aš beveik visą laiką rengiuosi pats, bet turiu savo labai gerą draugę drabužių dizainerę. Benita Klimbytė, kuri turi savo brandą Memfitą. Ir mes dažnai kartu su jie darom projektus. Ir aš kažkokią viziją dažnai atsinešu ir jinai labai gerų idėjų turi ir sugalvoja, tai mes didžiąją dalį laiko kartu. Ypač dabar, pastaruoju metu, tai dirbam kartu. Vis tiek didesni koncertai, tai ir ten persirinkti reikia ir viską. Jo, tai ten būna žiauriai daug reikalų ir kai tu nori per kuo trumpesnį laiką ir greičiau pakeisti tos apdarus, tai jo, ten... būna viską. Ir užstringa sagutės, ir trumpukai užstringa, ir tada nespėjai, tada būna, kad dainuoji iš užkulisių, tada ateini į pusę dainos, ten yra ir tai buvę, šokiai pradeda šokti, žiūri, kad manęs nėra, ir nesupranta, ar jau reikia pradėti, ar nereikia, ir tada, būna viską. O tai tavo stilius tada scenoje ir kasdienybėje labai skiriasi? Šiaip nepasakyčiau. Aš panašiai rengiuosi, gal... tas pošniau tai irgi kažkam ten lakierkos treningais tai nėra pošniau. Man tai gal yra pošniau negu kasdieną. Bet šiaip ne, viskas labai panašiai. Jo, gal ir tas toks ekstravagantiški gal labiau tie įvaizdžiai būna vis tiek scenoje, nes gatvėje gal ir ne tiek patogu su jais eiti ir kartais gal ir nesinori atkreipti tiek dėmesio, o scenoje tu gali sau leisti absoliučiai viską. Dabar jau visai skauda. Skauda, ne? Ja, visai skauda. Tikrai neskaičiai. Jo, nes čia centriukas biški kitaip yra. Aš jau žinok stengiuosi taip labai švelniai, bet negaliu. Turiu įgrūsti. Viskas grūs, kiek tu ten turi tą į vidų. Dabar jau esu, žinok, iš galo tiesiai prisiparkavus. Girdinai. Aha. Kiek, pavyzdžiui, tavo vestuvių senos emocijas, šiaip, kasdienybė veikia tavo kūrybinį procesą? Tai yra tikrai susiję stipriai ir yra nemažai dainų, kurios yra iš išgyvenimų. Šiaip apskritai turbūt visi gabalai yra susiję su gyvenimu ir tai, kas buvo, gal ką įsivaizduoji, gal ko norėtum, gal ko netekai, bet tų liūdnesnių momentų irgi yra, jų tikrai nėra daug ir gal netgi ir taip pat ne tik iš mano gyvenimo, bet ir iš aplinkinių, ir iš draugų ir tos emocijos kartais sukyla ir tada sėdi prie instrumento ir irgi viską išlieji. Tai aišku, vienas iš momentų buvo turbūt daina, kuomet prasidėjo invazija į Ukrainą. Ir tą pačią dieną, kai sužinojome visi ir aš pamenu irgi sėdo prie instrumento, tai buvo turbūt greičiausiai parašytas kūrinys iš visų, kokius tik tai teko. Tai ten buvo kokia, nežinau, pusvalandis gal laiko ir melodija, ir žodžiai, ir viskas sukrito visiškai natūraliai. Ir pamenu, irgi buvau pas tėvus. Prisimenu, kadangi instrumentas buvo didžiam kambaryje ir jie buvo įsijungę žinias ir viską, kadangi transliavo gyvai. Visas naujienas, tai aš pasiėmiau instrumentą, nuėjau į miegamąjį ir tiesiog atsisėdęs ant lovos viskas ir išsiliejo taip. Tai veikia, tai 100%. Tai čia tarsi yra laisvė. Taip, kaip aš ir sakiau, kad tas pozityvas, ką aš bandau žvelgti turbūt visada ir visur, tai irgi taip pat, nes to įkvėpimo labai dažnai mums reikia. Tai čia gal net ir buvo su ta idėja, kad viskas vis tiek bus gerai, nors kad ir kaip dabar blogai yra, bet pozityvas jis visada turi likti. O yra kažkokių kūrinių, kurios yra įvairiai sunku? Iš emocinio?
būna, kad apsiverkiu. Būna, gal nedažnu atveju, bet tikrai yra buvę. Pavyzdžiui, Gėlės, nes jis yra, tas kūrinys tokia labai gražia žinute, kad visi turi žydėti savo spalvom ir savo žiedais. Ir tada, kai kartais pagalvoji, kad koks jis laimingas, kad gali tai daryti, ką darai ir nori viso to palinkėti žmonėms, tai būna, kad aš susikaupė šiaip visai. Nu, aš pakankamai jautrus žmogus esu. Tai man būna. Jo, ir tada kartais sunku susivaldyti ant scenos, kai esi, nes ir tada matai ir visų žmonių palaikymą tą, ir tada dar dvigubai kikina, nu ir tada jau ten viskas šakis. Bet tenais, kad yra labai tas emociškai išsiūrėtis. Laidotis darbas, manau, kad tikrai ant scenos irgi tai yra, reikalauja daug, turbūt ne tik fizinio, nes tai labai daug yra ir didesnių. Jo. Tai yra emocijos, kad mes. Taip. Kaip, ką tu veiki, kai negali iš to? Kaip tai spauduojame darbą? Tai kad mano visas dienas tiesiog ir eilinės dienos tai yra atsipalaidavimas nuo to. Tai visų pirma yra leidimas laiko su chebra visą laiką, tai yra mūsų, nežinau, pietus, pramogos. Tas pats sportas labai puikiai padeda atsipalaiduoti. Nežinau, apskritai turbūt viskas. Tai aš pasikraunu iš aplinkinių visą laiką ir jo, iš būtent turbūt veiklų, ką aš darau tiesiog per dienas. Bet tada labai pasiilgsti tų koncertų, nes tu atiduodi daug savęs, bet ir gauni žiauriai daug iš žmonių. Tai iš karto po, pavyzdžiui, pasirodymų, tai būna tiek daug emocijų, kad atrodo, tu pasikroviai dvigubai negu atidavai, bet po to, aišku, kai viskas šiek tiek nuslūksta, tai supranti, kad biškelį reikia pabūti ramiai ir tada vėl gali grįžti su pilnomis jėgomis. O kaip tvarkaisi su to dopamino šuoliu? Einam tūsim po to. Jeigu tai galim. Su dropu? O tada jau reikia kažką daryti. Tada išmiegi 2 paras. Nu, žiūrėk. Kol yra labai blogai, ne, išlauki. Jo, ir tada atsikeli. Ir man tai visai, kad kai gali, daug keliauji. Stengiuosi. O tai gerai, kokios būtų top vietos tavo rekomendacijų, kur keliauti Lietuvoje? Kokie yra tavo mylimiausi miestai? Kad ir každaug? Ir Plungės, ir Tauragės, ir Plungės, ir Klaipėdos. Okay, aha. Ir tada užsienį. Kokios yra tavo top vietos? Lietuvoje tai be galo dievinu Palangą. Aš ten svajoju turėti ir savo kažkokius namus kažkada, kad galėčiau irgi ir su šeima, ir su draugais leisti visas vasaras. Tai man be galo. Šiaip apskritai turbūt visas pajūris labai patinka, bet Palanga kažkuo, nežinau, man labiausiai traukia iš visų. Ir savo istoriją turbūt, ir tais pastatais, ir, na, ta vienintelė gatvė gal tokia įdomesnė, bet pagrindinė. Bet visa kita, tai, na, nors ir ta gatvė, jinai turi savo žavesio labai daug. Turi. Tikrai turi žavesio, gal nedažnai tenais nueiti, bet kartais tikrai yra smagu. Kai dopamino šuolis, tada tai tą į kriaušę išsimušti. Šiaip, tarp kitko, paskutinį kartą varėm visus žaidimukus ėjom iš eilės. Jo, žiūri geras. Bet tikrai labai geras. Labai smagu. O užsienis, šiaip aš labai myliu Londoną. Aš ten mėgstu sugrįžti kartą į metus, beveik visada. Bet dabar, šiais metais dar nebuvau, bet laiko yra. Prieš savaitę ir noriu paklausti, ką tu ten tokio randi. Viską, žinok, man turbūt ta architektūra, tas didžiulio miesto, toksai žmonių šurmulys, mane žiauriai žavi, man labai patinka. Bomžai. Pigus džinas. Bet blemba, su bomžais tai prašiau New York'e. Va ten yra labai blogai ir su smarvė. Vien dėl ko nelabai norėčiau grįžti būti New York'e, nes ten buvo žiauru ir mes buvom, aišku, kai buvom nežmoniškai karštas, ten buvo 32 kokie 3, tas visas šiukšlės ant gatvės, tai yra košmaras kažkoks. Tai Londone šito tikrai nėra. Ten, sakyčiau, iš tų didmiesčių, tas pats Paryžius žymiai labiau man su kvapais asocijuojas prastais negu Londonas. Tai man, ir aš, aišku, tam... Šiaip gali išsitiesinti, jeigu tu nori. Turiu ten savo labai gerą draugę, kuri gyvena ir pas ją smagu visą laiką sugrįžti. Taip pat.
O dar kas čia, aš galvoju, kur čia faina vis laikas parvaryti. Labai myliu Ispaniją ir visas salas turbūt. Nu ten žiauriai irgi ir ta gamta nuostabi, ir tas vanduo, ir žmonės, mane tokie šilti, tokie nuoširdus, atsipalaidavę, žiauriai gerai ten. Tai... Šiaip tu biški toks ispanas. Aš ispanas, ar ne? Jo. Okay. Nu, nes iš plaukų, temperamento ir ispano esu toksai biški šiaurė, biški pietus. Ne, charakteris ir ta tokia, žinai, savijudesys ten, manieros kažkokios yra visai. Nu, tai va, turbūt ir traukia. O lokacija, pažiūrėjau, kur, nu, tokia svajonių visai. Pirma vieta bucket listo. Šiaip man taip patinka gyventi Vilniui. Aš nežinau, kur aš norėčiau kraustytis. Kartais pagalvoju, kad tą patį Londoną visai norėčiau. Keliauti, jo. Keliauti Japoniją. Labai noriu Japoniją nuvaryti, nes kiek buvo žmonių sakė, kad yra visiškai top. O, žiauriai gerai. Mes kaip tik galvom varyti žiemą, tai bet gal reikia rugsėjį, jeigu geresni bilietai. Tada variantas. Tai va, Japoniją labai norėčiau ir tada... Šiaip dar, aišku, po Ameriką labai smagu būtų pakeliauti. Gal net po Pietų Ameriką dar irgi nuvaryti. Nes, dabar neseniai buvom New York'e ir Čikagoj. Ten irgi šiaip, buvo nuostabi kelionė, nes varėm į mano draugės, tos pačios Benitos, pusseserės vestuvės. Aš jas dainavau, jinai tuokėsi su graikų kilmės vyru. Ir linksmiausia buvo tai, kad buvo labai daug graikiškų dalykų ir tada mano tos lietuviškos dainos. Tai žinokit, wow, šiaip tikrai wow. Be galo gerai, tai jo, ir per tą pačią New York'e pabuvom, tą patį Čikagą pamatėm. Gražu, tikrai gražu ir irgi tas didmiesčio momentas jisai labai žavi ten. Turim minutę. Tai mes, žinok, čia ir pabaigėm. Jo? Eisim prie riešų, galėsim šiaip spręsti. Gerai. Ne, kol kas, žinok, dar biški kraujuoja, tai norėčiau, kad pabūtų. Nu, ne kraujuoja, bet tokia limfa biški bėga, tai... Trevoras pailsėjo. Kaip greitai bėga laikas. Šiaip tikrai, čia antas pusvalandis, ne pravarė. Jo. Wow, geras.